Šiandien tokia diena, kai visi grįžta į savo darbus, į senas rutinas ir į aišku į sistemą. Ir man tai toks truputėlį liūdesys, truputėlį, kad vaikai išeina į mokyklą, kad mažiau laiko leisime sodyboje ir gamtoje, daugiau mieste. Man toks vidinis labai stiprus pasipriešinimas važiuoti į miestą yra, bet pergyventi ir pereiti šitą etapą irgi turiu. Ir daugam tai yra kažkokio naujo etapo pradžia, kaip nauji metai, ar ne? Vieni švenčia naujus metus ir atskirties tą tašką deda nauji metai, kitiems gimtadienis, kitiems kažkokio labai svarbaus įvykio gyvenime, ar kažkokios ligos įveikimas, ar kažkokio išsilaisvinimo ta diena, kitiem yra rugsėjo 1, ypač kas dirba toje srityje, švietimo srityje, arba kas augina vaikus. Ir simboliška rytoj anksti ryte prasideda ir naujas mėnulis ir toks labai geras laikas pergalvoti savo intenciją, savo mintis, pasidaryti savo gyvenimo auditą, ką kviečiu ir padaryti. Ir yra sakoma, kad viskas įvyksta 2 kartus, minimum 2 kartus. Tai 1 kartą mūsų galvoje, o 2 kartą materijoje arba mūsų gyvenime. Ir pasistačiau aš savo svajonių žemėlapis, čia yra, jie kurti yra per ne vienus metus, jie kurti yra, čia dalį tiesiog įsidėjau. Ir ką aš noriu parodyti jums, truputėlį pritrauksiu arčiau, ką aš noriu jums parodyti. Gal išjungsiu. Parodys, va taip geriau matysis. Čia ko gero gerų 5 metų jie daryti, šitie žemėlapiai, tai va, gyvenimas ūkyje išpildyta, sielai ir kūnui išpildyta. Renkuosi, nes noriu gyventi pagal savo suvokimus ir savo pasirinkimus, body, mind and soul, yoga meditation, kad rami savame pasaulyje. Daug visokių dalykų, ką aš kūriau savo galvoje. Ir jeigu žiūrėtume, tai materialių dalykų yra labai labai minimaliai. Viskas yra apie mano vidinę būseną, kaip aš noriu jaustis, kaip aš noriu gyventi, ką aš noriu sukurti. Va. Labai susikoncentravę į materiją, turėkite omeny, kad tai yra raudonoji magija. Ir materijos manifestavimas be jausmo, ne apie jausmą, o apie tiesiog, kad noriu dar vieno dalyko savo, dar vieno daikto savo, kuria karmą. Tai norėkite atsakingai, žinokite, kad svajonės pildosi. Jeigu kažką noriu gauti, kažkam turiu atlaisvinti vietą. Jeigu kažką noriu turėti, kažką turiu išmokti ir duoti, ar ne? Ir labai svarbu turėti aukštesnę savo intenciją, savo gyvenimo, savo tikslo intenciją, tam, kad tas nekurtų karmos. Tai linkiu visiems šitą įsisąmoninti ir suprasti. Ir dar noriu priminti, kad šį mėnesį pasimatome rugsėjo 8 dieną dienos stovykloje, 7 dieną festivalėje Sužinok daugiau ir rugsėjo 20-22 dieną lygiadienio stovykla. Atvyksta mano draugė iš Meksikos, mano bičiulė, psichoterapeutė, psichologė, giduolė, šamanė ir su ja keliausime šį mėnesį per karminius būtent dalykus. Dėl to apie juos truputėlį daugiau šiuo metu kalbu. Tai jeigu jums atliepia ir jeigu jaučiate, kad jums įdomu, tai prašome, susisiekit su manim.